Tai Mindaugas, kaip ir priklauso sulaukus rimtos metukų sukakties, užsiėmęs vyras. Kasdien tiek rūpesčių, tiek nepažįstamo pasaulio. Vilniečiams Rita ir Mariui Leonams Mindaugas karalius. Ne iš kalendoriaus ir ne iš vadovėlių. Iš svajonių ir mėgintuvėlio. Po 6 metų laukimo, gydymosi, nesėkmių ir tiesą sakant šiokio tokio pykčio, kad gandrai juodu taip pamiršo. Dabar atrodo lengva. Nes tai jau atrodo, jau vaikšto, taip sakant, vaikas gyvas, praeiti kryžiaus keliai, bet buvo taip labai sunku. Ta prasme ir be vienas kito paramos. Ir žmonės kažkaip tai keistai tai daugiau žiūri, kad tai yra pasiekmė kažkokios tai negeros veiklos ir prašiausiai nesusimastote to, kad tai gali tiesiog būti medicininės problemos. Tai yra grynai medicininės problemos sveikatos. Aplinkoje pakankamai daug tokių žmonių yra, kuriems tai yra problema susilaukti vaikų. Kartais ir užtenka tam tikros minimalios medicininės pagalbos. Oficialiai Lietuvoje bėdų dėl nevaisingumo turi maždaug 50 000 porų. Tačiau kas gali pasakyti, kiek jų dar statistika nežino? Tai yra viso civilizuoto pasaulio bėda. Apie tai reikia šnekėti, apie tai reikia kalbėti ir rodyti visuomeniai, kad būtent čia nepaženklintom porom šitos problemos būna. Tikrai žmonės būna ir labai išsilavinę, ir labai gražus, ir labai, sakykime, fiziškai sveiki, bet tiesiog šitoje situacijoje yra tam tikri nesklandumai, kuomet mes turim padėti. Ypač paskutiniu metu labai pastebiu tokią tendenciją, kad labai daugėja vyrų, kuriems šita problema darosi vis aktualesnė ir aktualesnė. Ir, sakykime, anksčiau maždaug vyrų nevaisingumui skirdama apie 30%, aš manau, kad mes dabar galėtumėm iki 50% porų besikreipiančių dėl šitos problemos, būtent dėl vyrų nevaisingumo. Susiveda viskas. Susiveda ir stresinis darbas, susiveda, sakykime, ir pervargimai, tas beprotiškas darboholizmas, streso pilnas gyvenimas, jisai, kaip mes atsipalaiduojam. Pirtis, sakykime, kažkokie tai alkoholio vartojimai, rūkymas, tai vėlgi tas sveikatos neprideda. Ir ne tik nevaisingume. Kai kuriems vyrams subtilias problemas padėjo išspręsti maisto papildas Profertil. Unikalios sudėties preparatas sukurtas specialiai spermos kokybei gerinti. Tai yra L-argininas ir L-karnitinas. Tai yra Q-fermentas Q10, tai yra folio rūgštis, tai yra cinkas, tai yra vitaminas E, gliutatijonas, selenas. Visa tai, ką, kaip matote, vardinu, visas tai yra labai žinoma ir sakykime, kad moteris turi vartoti visą eilę mano minėtų produktų, kada jos ruošiasi nėštumui, tai kaip ir aišku. O vyrai, sakykime, tas klausimas, ar vyras turi ruoštis nėštumui, tarsi nuskamba šiek tiek keistokai, bet iš tikrųjų taip yra. Ir vyras turi vartoti medžiagas, kurių trūksta, kad jos sperma būtų kokybiška. Kai kurių medžiagų mes jaučiam, kad trūksta, sakykime, kalio, magnio, pats žmogus jaučia pagal savo savijautą. O šitų medžiagų, jeigu jų trūksta, tai mes nejaučiam. Ir tik tai, kai iškyla problema, tada pradedame tyrinėti save, įrodyta, kad Profertilis apie 21% padidina pačios spermos kiekį, apie 60 su viršum procentų koncentracija, tai yra padidina spermatozoidų skaičių, kaip žinom, spermatozoidų skaičius yra labai svarbu. Toliau labiausiai įtakoja į tai, kad daugiau kaip 111% pagerina spermatozoidų judrumą. Reiktų vartoti po 2 kapsulės per dieną, ne mažiau kaip 3 mėnesius. Tęsti galima ilgai. Profertilis labai teigiamai veikia visą vyro sveikatą.